Taigi sveiki visi atvykę į dar vieną mūsų vlogą. Iš tikrųjų padariau tokią pertrauką gana didelę dėl tarp vaizdo įrašų, nes nenoriu ten žiemą labai daug kelti gaming video, kad per daug būtų, noriu labiau realistiškų video susijęs su realybė. Tai šiandien yra tikrai nemažai sniego, nors ir nesnigo ten, sakykime, naktį. Bet sniego tikrai yra. Nepamenu kokią dieną, man atrodo, ketvirtadienio naktį prisnigo ir jūs tik pažiūrėkit, sniego yra. Dabar per telefoną atrodo negaliu to vaizdo pafilmuoti, kiek yra. Dabar atsistojęs tik gaunu tą vaizdą truputėlį. Nu, to vaizdo jūs tikrai nematėte sniego, nors sniego yra tikrai labai daug. Ir žiema jau atrodo einasi pabaigą ir kovo 1 dieną, tai nežinau, kelintadienis čia bus, reikės dar pasižiūrėti, turėtų atsirasti video kaip į pavasarį žengimas. O kad prisimenat, kad aš buvau kelias video, kaip aš atsigaivinu vasarą, tai ten buvo uždėta ant žolės plėvelė, aš ten papilu vandens ir čiuožiu. Taip tikrai gal ir bus, kol atsiras pas mus baseinas. Iš tikrųjų mes jį turim, bet kol norėjau pasakyti, turėjau mintį, kol pastatysim tą baseiną, todėl bus dar plėvelė. Ir ką norėjau pasakyti, kad irgi, kada kaip statysim baseiną, turėtų būti vlogas. Tai va, o daugiau kaip ir norėjau gal šio video truputį trumpesnio. Tai va, toks ir gavos trumpas video. Tiesiog papasakau, kiek yra sniego pas mus Kretingoje. Yra apie -2 laipsniai šalčio. Tai va, šeštadienis tokia gera diena. Ir sakau, aš dar spėjau čia trumpai susirgti, kosėjų, sloga yra. Tai jeigu ne taip kažkas gausis arba nebus geras balsas ar būsiu nežvalesnis, tai čia gali būti dėl mažos mini ligos. Iš tikrųjų nežinau. Žodžiu, dėl slogos. Bet šiaip jau jaučiuosi gerai. Tai va, tiek norėjau šiam video pasakyti. Čia buvo tiesiog vlogas, neturėjau ką nufilmuoti kito. Tai aš manau, kad šiam kartui buvo tiek. Ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą, ačiū, kad laikinate mano video. Nepamirškite to ir daryti toliau. O jau mes susitiksime galbūt pavasarį, kovo 1 dieną, todėl viso gero.